Relate – ką daryti, sieti, nustatyti ryšį. Pavyzdžiui, to relate theory and practice – sieti teoriją su praktika. Jeigu pridėsime prie veiksmažodžio relate galūnę d, gausime būdvardį related – susijęs, giminingas. Pavyzdžiui, the llama is related to the camel – lama gimininga kupranugariui. Kai dalykai atvirkščiai yra nesusiję arba negiminingi, vartojame priešingos reikšmės būdvardį unrelated – nesusijęs, nesusietas, negiminingas, kurį sudarome su priešdėlio un pagalba. Pavyzdžiui, unrelated events – nesusiję įvykiai. Iš kamieno relate sudaromi ir kiti žodžiai susiję su giminystės ryšiais arba santykiais. Tarkime, atmetę kamieno paskutinę raidę i ir pridėję priesagą if, gausime daiktavardį relative. Pavyzdžiui, he is my distant relative. Jis mano tolimas giminaitis. O pridėję prie kamieno priesagą ion gausime žodį relation. Santykis, ryšys, giminė. Pavyzdžiui, there is no relation between the two things. Nėra jokio ryšio tarp šių dviejų dalykų. Arba, what relation is Rita to you? Kokie tavo giminystės ryšiai su Rita? Kalbėdami apie emocinį ryšį ir tarpusavio santykius, vartojame žodį relationship, kurį sudarome pridėję papildomą priesagą ship. Pavyzdžiui, are you in a relationship? Ar esate santykiuose? Įsiminti visus žodžius kontekste galite išmokę tokį sakinį. My relative and I are related, but we can't relate. Our relationship feels unrelated to any real relation. Like and follow for more.